nu kaip čia dabar padaryti, kad nepavyktų tas projektas. Nu, negalvoji, taip. Tai pajuokavom, kad turbūt galėtume rinkti jau ir mokestį už ekskursijas, nes turbūt jau pusė Lietuvos aplanki būtent. Ir mums miesto draugai sakė, kur jūs keliatės, į kokį čia visiškai užkampę, ar ne? Mūsų visada tikslas yra pradėjus projektai kuo greičiau užbaigti, kad tai neužsitęstų keletą metų ir tai tikrai pasiteisina. Tik tais reikia suspėti laiko, finansų ir gerų rangovų. Labadiena visiems Klaipėdos rajono gyventojams, visiems tiems, kurie domisi Klaipėdos rajonu, kurie žiūri ir stebi naują tinklalaidę. Šiandieną turime du pašnekovus. Turime Klaipėdos rajono merą Bronių Markauską, turime Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių Jevgenijų Bardauską. Šiandien, vyrai, žinant jūsų gebėjimą kalbėti, žinant jūsų patirtį viešajame sektoriuje, kaip jūs sugebate dėstyti mintis, kalbėti ir bendrauti, tai toks pojūtis, kad galite kalbinti mane dabar. Ir tikrinti, kiek žinau apie rajoną pats, ar ne? Gal ir patikrinsiu? Gal. Aš pats esu atėjūnas, pats atvykęs į Klaipėdos rajoną, o jūs esate gimę, augę, užaugę čia, ar ne? Tik aišku, studijos, darbai, truputėlį vėliau pasiliko. Gyvenimas pablaškė, bet vėl esam namuose. Pablaškė ir sugrįžot atgal į Klaipėdos rajoną. Mere, pradėsiu galbūt aš ir nuo jūsų. Jūs, kai sugrįžot čia, ar ne? Kai teko parvykti, padėti tėvams, ūkininkauti, ūkiai, kai nusprendėt, pabandykime nukeliauti į prisiminimus apie patį Klaipėdos rajoną, ne apie tą, kokį mes matome dabar, ar ne, kas yra čia aplink mus, kokia ta infrastruktūra, koks buvo tas rajonas, kokį jūs prisimenate kaip vaikas, kaip moksleivis, kaip žmogus sugrįžęs padėti ūkiai ir iškart kimbantis prie įvairiausių darbų, ar ne, bendraujant su savivalda. Šiaip turbūt reikėtų atskiros laidos apie tai, bet jeigu trumpai, tai iš tiesų aš baigiau Triušelių pradinę mokyklą, tada buvo tokia, kurios dabar nebėra, buvo jungtinės klasės. Buvau geras mokinys, buvau antrokas, mane mokytojai kviesdavo pas trečiokus į pamoką, kad padėčiau jiem uždavinius spręsti. Po to baigiau Slengių 8-metę mokyklą, tai tie prisiminimai tokie, aišku, ir įdomus, ir dabar palyginę tą gyvenimą, nes žiemą prisimenu atvejį, kada su vikšriniu traktorium, su tokiam pagamintom rogėm mus vežė į mokyklą, o iš namų iki mokyklos buvo maždaug 7 kilometrai. Tai mokyklai vairiai tekdavau pasiekti, nes tų maršrutinių autobusų nebuvo, tai ir dviračiais važiuodavom ir pešiom eidavom, tai aš dabar pagalvoju, kai vaikus daveža nuo namų iki mokyklos, tai galbūt ir gerai, bet galbūt tie prisiminimai vaikystės visai nėra tokie blogi, buvo tikrai labai įdomu. Na ir kitas dabar, kur turbūt didžiausias pokytis yra, tai mes gyvenom visą laiką vienkiemyje, kol gyvenom kartu su tėvais, kai jau grįžau į Klaipėdą su visam į Klaipėdos rajoną, tai nuo tėvų šalia 300 metrų pasistačiau namą, bet ir tėvų namas, ir netgi tada, kada aš pasistačiau, tai buvo vienkiemis. Artimiausi kaimynai buvo maždaug už pusę kilometro. Ir iš tiesų, kada pradėjome jau ūkininkauti, tai mūsų karvytės ganėsi plačiai laukuose. Ir turbūt, jeigu kažkas būtų pasakęs, kad po kažkiek tai metų tai bus urbanizuota teritorija ir bus grėsmė, kad mūsų karvytės gali į gražiai sutvarkytų namų darželius atsidurti, tai būčiau tikrai nelabai patikėjęs. Tai iš tiesų pokytis yra didžiulis. Žinoma, tame turbūt emociškai yra ir gražu, ir įdomu. Iš kitos pusės, aišku,
truputį tas gyvenimas kaime ir dabar mes girdim žmonių, kurie priėmė sprendimą, išsikėlė į miestą ir atvyko į mūsų teritoriją gyventi. Sako, mes tikėjomės ramybės, boružėlių, žiogelių. Ir dabar ta tokia pakankamai stipri ir didelė urbanizacija gal irgi kažkieno lūkesčių neatliepia. Tai daug tokių yra minčių, daug prisiminimų, bet gyvenimas bėga ir žinoma, kad turi pristaikyti. Aišku, aš nebuvau labai nutolęs nuo rajono, nesvarbu, kad ir buvau ir Žemės ūkio rūmų pirmininkas, ir Seime, ir ministrų, bet ilgą laiką buvau ir tarybos narys, tai prisimenu tą mūsų rajono gyvenimą daug metų ir niekada nuo jo nebuvau nutolęs. Kaip pasistatėte namą, buvo vienkiemis, o dabar jau išeinat į savo kiemą, privalot išeiti su šypsena, nes sakys, kad meras išeina į kiemą nesišypsodamas. Tai dar vis tik turiu tokią prabangą, kadangi turiu nuosavos žemės 20 hektarų, tai vis dar vienkiemėje, santykinai vienkiemėje, nes vis tiek šalia nuo namo už maždaug 150 metrų jau yra kvartalai. Tai merė viešom erdvėm, kaip ir žemės yra. Tai žinoma, ir netmetu tokios galimybės ir jau dabar, kadangi kalbama apie tą atplanavimą ir teritorijos, kurie skirta gyvenamųjų namų statybai mažinimą, tai visko gali būti. Ir žinoma, aš tikrai neturiu tokio tikslo, bent jau savo žemės kažkaip versti kvartalais ir vystyti, bet čia jau, žinoma, gyvenimas padiktos savo sprendimus. Klausimas administracijos direktoriui. Augote kitoje rajono dalyje ir irgi keliuose net augote, ar ne? Tai irgi tai matėte irgi skirtingą rajono dalį, skirtingą situaciją. Ir šiandieną, kai jūs jau esate tas žmogus, dirbate administracijos direktoriumi, kuris priiminėjate sprendimus, kuris padedate, kuruojate, strateguojate, darote, ar įsivaizdavote, dabar taip sugrįžus mintimis, ar įsivaizdavote, kad būtent Klaipėdos rajonas šitaip gali atrodyti? Išties geras klausimas, nes tie pokyčiai, kurie įvyko, sakykime, kalbant apie stambiuosius objektus, kaip Klaipėdos rajono daugiafunkcis centras, kaip Saulės mokykla, darželiai įvairūs, kultūros pastatai ir panašiai, čia įvyko per pastarosius 5-6 metus tas pokytis didžiulis. Ir taip, iš tikrųjų, iš pradžių, kaip aš ir minėjau, gyvenau Rimkuose, vėliau Priekulės seniūnijoje, bet matyt per mažas buvau, nelabai ir atsimenu, kurioje teritorijoje, tik atsimenu, kad lapes augindavo ten netoliese. Ir dar klausinėjau kolegų iš tos seniūnijos, bet nelabai kas ir atsimena. Gal čia man iš vaikystės taip tokia fantazija susikurta, nežinau. Na, o paskui įsikūrėm Lebartuose, tai į Ketvergių mokyklą lankiau. Ir kaip meras pasakojo, ir kai jos rogėm veždavo, tai lygiai mes taip pat iki Ketvergių mokyklos, man atrodo, nuo Lebartų ten bent jau 2-3 kilometrai tikrai būdavo. Ir eidavom mes pėstute, ten keli vaikai per laukus, kad trumpinti tą kelią, nukirsdavom. Ir dabar, kai Instagrame ar socialiniuose tinkluose yra, žinot, visokie vadinami reelsai, video, kaip tėvai mums sako, kaip eidavo į mokyklas ir ten rodo, kaip plaukia per upes, eina per pūgas. Kažkas panašaus ir būdavo. Ir kažkas video matosi ta nostalgija. Taip, ta nostalgija iš tikrųjų. Kaip ir meras sakė, tikra vaikystė. Taip, kai tu tiesiog jauti ir tiesiog nepraleisdavai net pamokų ir vis tiek eidavai, nes tu mokykloje gaudavai, nežinau, kažkokią emociją, bendravimą. Ir, pavyzdžiui, Ketvergių mokyklą iki šiol su didžiulė nostalgija prisimenu, direktorius vis mokyklos vis dar tas pats, kur mano laikais būdavo. Tai tikrai linkėjimai. Rajonas gera vieta darbui. Taip, tai linkėjimai direktoriui ir atsimenu labai iš direktoriaus, kai tapau dar mero patarėjo 2019 metais, man direktorius tuomet, mokyklos direktorius sako, žinot, Jevgenijau, aš visada sakau, kad jūs esate tas vaikas, kuris vienintelis mūsų visą mokyklos biblioteką perskaitė. Nes labai mėgstu skaityti knygas. O šiaip apie pokyčius kalbant, iš tikrųjų, tai pasižiūrėjus ir pagalvojus, tai stipriai rajonas pasikeitė. Ir ne tik Gargždai, kaip stengiasi
stengiamasi pabrėžti, bet ir visos seniūnijos iš esmės keitėsi labai stipriai, paimkime Priekulės, visas centras ar nesutvarkytas, Sendvario seniūnija. Sugrįšime prie tų seniūnijų dar. Tai tas pokytis yra didelis ir aš manau, kad, žinokit, tik augam ir gražėjam ir tas rajonas, na, tikrai yra gera vieta gyventi, smagi vieta gyventi. Kartais truputį, žinot, yra toks posakis, mes nežinom, kaip mes gerai gyvename ir truputį būna kartais keista, kad išorė, sakykime, kitos valdybės ir iš kitur žmonės dažnai mus vertina gerokai geriau negu mes patys save. Tai gal tai irgi yra natūralu, nes turbūt visada problemų yra, tai turbūt niekada nebus taip, kad visi visko bus patenkinti ir laimingi, bet tas pats vertinimas, tai tikrai girdim daug komplimentų iš kitų savivaldybių ir netgi kalbant apie vyriausybę, kas mato mūsų darbą, tai tas vertinimas tikrai yra geras. Kokius pačius šiai dienai, o dabar šiai dienai tos esminius pokyčius matote infrastruktūros srityje, ar ne, palyginus, ir švietimo srityje? Kartais gyventojams yra, kai mero ataskaita, važiuoju sutinku su gyventojams, tai jiem turbūt dažnai tenka aiškinti, kokios yra savivaldybės pajamos, iš ko susideda biudžetas ir kokios yra išlaidos. Ir kai vardį biudžeto dydį, tai visiems atrodo, kiek galima čia kelių nutiesti, kiek galima pastatų pastatyti. Bet aišku, tikrai visada aš pasakau, kad savivaldybė atlieka daug funkcijų. Ir mes privalom užtikrinti reikiamą švietimo, kultūros sistemą, socialinių paslaugų, civilinės infrastruktūros, tai investicijom į tą kietosiom, taip vadinamom, lieka tikrai netiek daug, bet jeigu palygintume 2019 metais, mes maždaug investuodom apie 3-4 milijonus eurų, tai šiemet, praėjusiais metais maždaug apie 30 milijonų, tai yra 10 kartų padidėjo investicijos infrastruktūra ir žinoma, per tą laiką tikrai buvo padaryta pakankamai daug. Nežinau, aš aišku galiu ir vardinti, tai turbūt man toks labai svarbus projektas buvo Gargždų kultūros centro renovacija, nes aš čia jau tokia sparnuota frazė tapo, kad aš sakydavau, kad sėdi mūsų didžiausiai kultūros centro salėj ir rudenį skersvėjį jauti, kaip iš galvos traukia. Tai aš tikrai labai džiaugiuosi, kad tą projektą pavyko pradėti ir užbaigti. Ir šiandien tikrai turim gražų atsinaujinantį kultūros centrą. Tikrai nebuvo lengva, nes visada naujai statyti yra lengviau negu Gargžduose buvo pastatyta autobusų stotis pakankamai greitai. 19 metais, kai laimėjau rinkimus mero, tai turėjau Gargždų bendruomenės priesaką, kad turiu sutvarkyti Gargždų parką. Nes Gargždų parkas tikrai yra labai svarbus Gargždų bendruomeniai ir aišku irgi labai džiaugiuosi, nors investuota buvo irgi pakankamai daug, 1 200 000, man atrodo, tūkstančių, bet šiandien parkas atrodo kitaip ir toliau į parką investuojam ir buvo renovuota Vaivorykštės gimnazija, kuris darželis, Saulutės darželis buvo renovuotas, tai turbūt tikrai Gargždų išvardinti, aišku, Gedimino kvartalas, didžiulė investicija, beveik 4 milijonai, dar jis pilnai nėra užbaigtas, bet yra baigiamas, Kretingos plentas sutvarkytas, apšvietimo nemažai padaryta, Taikos kvartalas, gyvenamųjų namų baigiamas sutvarkyti, parkavimo aikštelės, keliai. Tai vien Gargžduose, bet kalbant apie kitas seniūnijas, tai turbūt visi labai atvažiuojantis, pravažiuojantis, žinoma, patiem vietiniam gyventojim tos pokyčius galbūt akis pripranta, bet tie, kurie ilgiau nebūna, visi labai giria Priekulę, nes Priekulė tikrai yra pasikeitusi, ypač po Centrinės gatvės sutvarkymo, po parko sutvarkymo, teritorijos už Priekulės kultūros centro tikrai sutvarkyta daug tokių pastatų nugriauta, kur nepuošė miesto, tai tikrai Priekulė labai pasikeitusi. Žinoma, pastaruoju metu didžiausias investicijos yra Sendvarėje, bet jo apie tai yra tikrai nemažai
kalbėta, tai kelių ir šiais metais tikrai pakankamai dideli projektai, tai yra vėlgi senas pažadas Dituvos sodų bendruomeniai, bendrijos bendruomeniai, tai yra vadinamas Venskų kelias, ar ne, yra užbaigtas, ko irgi labai bendruomenė laukė. Sendvaryje Stonės Vėtrungės gatvė baigiama, šiais metais bus pabaigta. Dauparų Kvietinių seniūnijoje statybininkų gatvės pirmas etapas yra užbaigtas. Tai turbūt tų projektų Endrijavė kultūros centras, mes kai pradėjom 19 metais, jis buvo pradėtas, bet buvo užstrigęs, tai pavyko pabaigti. Dabar Veiviržėno kultūros centro renovacija vyksta. Šiuo metu statoma gal vienas, bet neužilgo pradėsim statyti dar 3 darželius rajonų teritorijoje. Aš dabar taip jūsų klausausi apie tos pokyčius, tai čia reikėtų atskiros tinklalaidės vien tik tam, kad įvardinti ir išvardinti tos visus dalykus, kurie yra nutikę būtent šitose srityse, ar ne? Iš tiesų švietimo srityje didžiulis šuolis, gal galima netgi ir pasakyti ir papildyti merai, kad šitoje vietoje normalu, kad yra investuojama labai daug į švietimo infrastruktūrą, nes mūsų tas gyventojų skaičius augimas yra itin spartus ir aišku, žmonės dažniausiai jaunos šeimos su vaikais, bet aš vis tiek sakyčiau, net ir galime pasigirti šitoje vietoje tai, kad mes buvom galbūt pirmieji vakarų Lietuvoje pastatę pirmąją mokyklą nuo nepriklausomybės atkūrimo laikų, tai yra apie Jakų mokyklą kalbu, ar ne? Tada Saulės mokykla šiais metais rugsėjo 1 rekordiniu tempu pastatyta. Rekordiniu tempu, taip 14 mėnesių. Priekulėje priestatas gimnazijos pastatytas, kur 2 papildomos klasės ir sporto aktų salė, kur Priekulės gimnazija net neturėjo, beje, jinai viena iš 3 rajono gimnazijų yra. Tai tie visi tokie objektai. Dituvoje sporto salė pastatyta. Taip, kur beje bendruomenė sakė, 200 metų laukia šitas sportas. Jo, nes mokykla vienas seniausių rajone, tai pastatėm tikrai gražią sporto salę. Ketvirgiuose dabar statomas irgi yra priestatas prie mokyklos, o turbūt tokia paskutinė naujiena, tai perkam sklypą naujai mokyklai Sendvario seniūnijai. Tai... Dar viena fantastiška žinia visiems Sendvario gyventojams, apylinkėse ten gyvenantiems žmonėms. Turbūt dar manau, kad svarbu paminėti, kad yra jau šiuo metu projektuojamas naujas pastatas prie Saulės mokyklos, kur manom, kad kitais metais projektavimas bus užbaigtas ir iš karto pirksim rangą. Ir galvom, kad 28 metais turėsim naują pastatą prie Saulės mokyklos, į kurį planuojam perkelti pradinės klases, o Saulės mokykloje atidaryti gimnaziją. Tai puikios naujienos. Tai užsiminėm, aš įtariu, kad jeigu mes kalbėtume ir apie kitas seniūnijas, tai tų dalykų, tų pokyčių tikrai rastumėm, ar ne? Nes dabar toks, kai galbūt mintise ir galvoje yra tik tais tie patys šviežiausi dalykai, kurie yra nutikę dabar. Galbūt klausimas administracijos direktoriui, kaip pokyčių sulaukė visos seniūnijos? Ar ne, pabandykime dabar toks laida pasirodės, ar ne, prieš Kalėdas, ir toks pabandyti metinį aptarimą, pagalvoti, pamastyti, ar tų pokyčių seniūnijos visos sulaukė, ar ne? Ar galbūt buvo kažkuri pamiršta, ar su kiekviena yra bendraujama? Truputėlį papasakokite. Aš net nebejoju, kad daugiau ar mažiau visos seniūnijos jos sulaukia tų pokyčių ir permainų. Na, paimkime, kad tą patį, pavyzdžiui, apšvietimo modernizacija. Būt visame rajone, visose seniūnijose buvo modernizuota 250 km gatvė. Nes man kaip atėjūnų, jeigu klaustų, kokie pokyčiai, kiek aš metų čia gyvenčiasi, prašviesėjo. Tai prašviesėjo, rajonas prašviesėjo. Būtent nuo natrio lempų, senų natrio geltonų lempų perėjome prie LED apšvietimo, kas plus vietomis atramas atstatėme, naujus pakabinome, ar ne spintas padarėme. Tai iš esmės iš karto tas pokytis yra toks didelis ir staigiai matomas, nes šviesiau, saugiau, ramiau ir taupiau be abejonės.
Vėlgi, jeigu apie apšvietimą kalbant, tai normalu besiplečiant teritorijoms atsiranda ir naujų poreikių, naujų gatvių, tai dar yra ir plėtra apšvietimo, šiemet ir baiginėjama, tai dar apie 72 km visiškai naujų gatvių, kurios, sakykime, bus apšviestos. Keliai, šaligatviai ir kiti panašus dalykai, tie infrastruktūrai vadima kietieji projektai, tai be abejonės visose seniūnijose daugiau ar mažiau įvairios gatvės yra asfaltuojamos. Terminas kietieji projektai. Taip, kietieji projektai. Na, minkštieji dažniausiai tai būna socialinės rytis, ar ne, kietieji tai yra statybinės rytis. Bet šiaip aš sakau, taip iš tikrųjų yra sudėtinga galbūt pastebėti tą greitą pokytį, nes, na, vienos gatvės, sakykime, visišką rekonstrukciją iš žvyrkelio, sakykim, paversti į asfaltuotą su šaligatviais, apšvietimas ir lietaus nuotekom, na, kaina maždaug apie 1 000 000 eurų. Tai kilometro kaina, turiu omenyje. Mes iš tikrųjų rajone turime didžiulį gatvių tinklą, kelių tinklą, tai yra per 1300 km, jeigu gerai atsimenu, iš jų beveik 900 km yra žvyro kelių. Tai įsivaizduojame, kad kiek reikėtų tų pinigų, kad visus asfaltuoti, bet to ar tikslinga visus asfaltuoti. Tai iš esmės didžioji, aišku, dauguma yra kreipiama tų lėšų būtent į miestelius, į didesnės koncentruotas gyvenvietės, kur daugiau žmonių, kur važiuoja mokykliniai autobusai ir panašiai, ir pamažu, na, plečiame tą kelių tinklą. Tai čia jau, sakykime, jeigu imant, sakykime, kažkokius statybinius projektus, tai meras jau minėjo, kad kaip pavyzdys Endrijoje pastatyti visiškai naujas kultūros centras, kuriame įsikūrė ir biblioteka. Judrėnų seniūnijoje mes atstatinėjame ir rekonstruojame vadinamas arklides Dariaus sodyboje, ar ne? Taip. Dariškėje vadinamoje. Kalbant apie Priekulę, tai kaip ir minėjau, gimnazijos priestatas, gatvė sutvarkyta, parkas sutvarkytas, taip pat socialinių paslaugų centras rekonstruotas Priekulės. Kalbant, sakykime, apie kitas seniūnijas, dabar bandau staigiai taip atsiminti, Veiviržėnuose, taip, kultūros centras rekonstruojamas, rengiamas techninis projektas gimnazijos rekonstrukcijai. Tai, kad ir kaip bebūtų, visos seniūnijos, jos vienaip ar kitaip, jos sulaukia dėmesio, nepamiršta. Aš suprantu, kad didieji projektai ir dažnai susidaro įspūdis gyventojams, nes kad tai daroma tik ten, arba daroma tik čia, arba Sendvaryje. Taip, dėl to, kad ten yra didžiuliai projektai, didžiuliai ir lėšomis, ir apimtimi, bet turime suprasti, kur didžiausia koncentracija gyventojų, ten ir iš tikrųjų ir yra investicija didžiausia ar į švietimą, ar į kelius, ar į kitas paslaugas, ar ne. Bet tikrai nė viena seniūnija nėra pamiršta. Galbūt kai kurių seniūnijų gyventojai truputėlį daugiau ten ar hiperbolizuoja, ar dar kažkas tokio pasako, kad ten dėmesys daugiau ten. Kaip jūs manote, jūs kaip vadovai, ar pastebite, ar nepastebite, ar patys gyventojai pastebi tuos pokyčius, kurie vyksta, ar ne? Ar jie, tarkim, kai tie pokyčiai įvyksta ir jie, kai yra šalia jų, jeigu tai nėra pastatytas didžiulis naujas pastatas, ar ne, kuris kardinaliai atsirado per 14 mėnesių, ar gyventojai pastebi tuos pokyčius, jūsų nuomonė, kai jūs, tarkim, atsėdite savo kabinetuose, žiūrite, mąstot, dėliojate visus planus, ar ne? Ar pasiekė ta žinia, ar gyventojai tuos pokyčius mato? Aš manau, kad pastebėti tikrai pastebi, bet kaip sakom, ne veltui mes turime tokį patarlę, ar ne, prie gero greit priprantama, ne, ir pamirštama. Mes kažkada iš tikrųjų, dar kai dirbau mero patarėjų viešiesiems rūšiams, mes kažkada apie Gargždų parką konkrečiai, mes buvom iškabinę panašius standus kaip čia, ar ne, prieš ir po. Ir parašė, kas buvo 2019-2020 metais ir sufotografavę būtent tas pačias vietas. Ir palygink, kaip atrodė ir kaip yra dabar. Pasikeitė. Nes, bet tai čia yra labai normalu. Normalu yra priprasti prie to geresnio, sakykime, gyvenimo, prie tų geresnių sąlygų. Mes juk dažniau vis tiek prisimenam, kas blogai nutiko, ar ne, nes tai emocija yra didesnė negu to džiaugsmo emocija. Sukrečia Liūdesio, sakykime, ar skausmo emocija yra didesnė negu džiaugsmo emocija. Bet tai yra normalu, aš manau, kad ir tai visada buvo ir visada bus. Ar ne? Mes kartais net tarp savęs pajuokaujam, kad galbūt būtų geriau iš vis nieko nedaryti, nes tada mažiau susilaukia tų priekaištų, nes visada tai būna padarai, ar pastatą, ar ką, tai spalva ne ta, tai ten kažkur kažkas ne taip, tai
Tai Kaip darbuos, kodėl žmonių nepaklausė, kodėl niekas nepasakė. Tai va čia, kalbant jeigu apie bendravimą su žmonėm, tai iš tikrųjų mero visada buvo ta tokia intencija ir visos mero komandos ta tokia, sakykime, užsikeltas tikslas bendrauti daugiau su žmonėm. Pasiekti žmogų ir išgirsti žmogų. Taip, ir aš manau, kad ir žmonės mato, kad mes neužsidarę už durų, mes girdime, mes šnekamės, net jeigu yra nepatogu. Ir dabar, va, būtent šitą tinklalaidį. Jeigu yra nepatogu, nemalonu, bet vis tiek tu aiškini žmonėm, bandai pasakyti, kaip yra iš tikrųjų. Ir kartais iš tikrųjų, kai kurie objektai, kaip aš esu ne kartą ir viešumoje kalbėjęs, kartais kai kurie objektai tiesiog kaip sviestų patepta. Ar ne, paimkim Saulės mokyklą. Taip sukrito visos sąlygos ir aplinkybės puikiai, kad rekordas, ar ne? Bet kartais, atrodo, paprasto keliuko tiesimas įsivelia į tokias procedūras, į tokios ir visos nepalankios aplinkybės. Tai rangovas subankrutuoja, tai viešiai pirkimai nepavyksta, tai projektuotojas užmiega, aš sakau čia taip. Ir tada tu supranti, išeini ir žmonės sako, jūs kalti, jūs nekontroliuojat, jūs nedarot. Bet aš bandau visada pasakyti, nejau, iš tikrųjų žmonės galvoja, kad tu atsisėdęs darbį ir galvoji, nu kaip čia dabar padaryti, kad nepavyktų tas projektas. Nu negalvoji taip, tu visada nori, nes paprašiau visom 3 šalim. Mes užsakovas gavom produktą, tam tiekėjui sumokėjom už produktą, gyventojai patenkinti. Tai viskas. Ir visi laimingi. Taigi tu tik nori kuo mažiau išvengtų problemų. Ir kuo paprasčiau viskas einasi, kuo geriau, kuo, kaip sakant, sklandžiau, tuo visiems nuo to yra geriau. Tada emocija ta geresnė ateina. Tau nereikia eiti, galvoti, nes dar iš tikrųjų daug kas nematoma viešoje erdvėje tos vidinės virtuvės, kiek tu praleidi, sakykim, to laiko spręsdamas vienokias ar kitokias problemas, kurių tu į viešumą net neišnešė. Nes iš tikrųjų daug tų, sakykim, derybinių pozicijų, daug pasitarimų, darbo grupių ir panašiai, kuriuose tu bandai ieškoti tų sprendimų, nes kartais iš tikrųjų reikia rasti tuos sprendimus ir kad tos laikas taupytųsi, nes mes kaip savivaldybė iš tikrųjų statyti labai stipriai esame į tam tikrus rėmus, į tam tikrus terminus ir elementarios procedūros. Laisvas improvizacijai. Taip, laisvas improvizacijai. Džiazo čia nedaug. Gali padžiazuoti, bet ne visada, nes čia, suprantat, yra toks niuansas, kad tu tuoj pat būsi įspraustas į rėmus, tau kitos institucijos pasakys, negalima ir viskas. Kokie esminiai darbai šiemet padaryti, jūsų nuomonė, iš esmės pakeičia gyventojų gyvenimo kokybę? Kurie tie darbai padaryti, tarkim, šiemet, gal net ir 2 metų bėgiai, jeigu bus truputėlį paprasčiau ar nedaugiau vietos, pabandykite tai prisiminti, kurie viso rajono mastu. Aišku, turbūt sutapo, kad per šios ir praėjusius metus tikrai buvo užbaigti labai svarbus visam rajonui objektai, apie kuriuos mes jau šiandien ir užsiminėm. Vis dėlto, aš sakyčiau, jeigu tai prioritetų tvarka, man kaip merui, tai be abejo Saulės mokyklos atidarimas, nes mes čia turbūt vis tiek tai yra tokia mūsų tiesioginė funkcija užtikrinti galimybę vaikam ir tėvam turėti toj teritorijai mokyklą. Aišku, yra ir tokių šiek tiek išskaičiavimų, nes aišku, gyventojų deklaravimas ir taip toliau, bet tai yra labai svarbus objektas. Antroje vietoje, aš sakyčiau, yra turbūt be galo svarbu, kas irgi buvo minėta, Gargždų kultūros centro renovacijos uždarimas. Tikrai buvo nelengva kultūros bendruomeniai 2,5 metų, nes šiek tiek projektas užsitęsė gyventi be savo namų ir tikrai jautėsi tas truputį atoslūgis kultūrinio gyvenimo. Tai ir be abejo ne tik tais kultūra, bet ir mūsų visi pagrindiniai renginiai, nes kultūros centre yra ne viena salė, tai netgi tarybos dabar mes rekonstruojam savo, kaip savivaldybės administracinį pastatą, tai dabar daugelis renginių vyksta kultūros centre ir tarybos posėdžiai, ir komiteto posėdžiai, ir įvairios konferencijos. Tai šito objektų ir aš asmeniškai labai laukiau užbaigimo, tikrai darėm viską, kad jis būtų greičiau užbaigtas. Tai, bet žinoma, turbūt gražiausias ir dabar jau ekskursijų daugiausia susilaukėm, tai pajuokavom, kad turbūt galėtume rinkti jau ir mokestį už ekskursijas, nes turbūt jau pusė Lietuvos aplankė būtent šitą daugiafunkcinį sporto centro objektą. Ir tai nėra šiaip savo objektas. Iš tikrųjų, mes labai daug turėjom diskusijų dėl krepšinio klubo, dėl dalyvavimo
LKL lygoje, ar reikia ar nereikia čia Gargždam. Ir šiandien vis dėlto bent jau kol kas panašu, kad tai buvo teisingas sprendimas, nes labai vienyje Gargždų bendruomenė. Iš tikrųjų, kai tu matai tą emociją ir tikrai vis tik salė didelė, susirenka daug žmonių ir visi pasipuošę su atributika ir matai žmonių emociją, tai turbūt iš tiesų yra lengviau tada ir bendrauti su žmonėm, yra lengviau kalbėti apie kitus dalykus, apie darbinius dalykus, kai ta tokia bendruomenė, jinai yra gyva. Tai nėra pagrindai ryšiams. Taip. Tai turbūt vis tik aš vardinčiau, kad tai yra svarbiausia, nes manau, kad per tuos metus ar praktiškai šiais metais visi tie įvyko. Bet, nekalbant apie smulkesnius, bet tie tai, aišku, visada opozicija, tai opozicija juostelių karpimo laikas. Tai objektai buvo pradėti, užbaigti ir reikia tai žymėti. Ar direktorius išskirtų kokios nors objektus, kuris jūsų nuomonė atrodo pakeičiantis kardinaliai gyventojų gyvenimo kokybę per paskutinius metus? Tai iš esmės meras tos pagrindinius gal 3 objektus ir paminėjo, kurie šiais metais yra atidaryti, bet jo, vienas iš tokių gal, sakykime, irgi man tokių galbūt mieliausių, aktualiausių irgi yra Saulės mokykla ir ne tik dėl pačios kaip švietimo infrastruktūros, bet pagaliau šita seniūnija, kur yra didžiausia rajone, ar ne, jinai pagaliau turi viešąją erdvę, kokios iki šiol neturėjo. Iš esmės turbūt pirmą kartą seniūnijos istorijoje bus įžiebta eglė normalioje erdvėje, kalėdinė eglė. Taip, jau viešoje erdvėje. Viešoje erdvėje. Pirmą kartą bus galima ateiti, pabūti renginyje, būtent tos seniūnijos gyventojams, ar ne. Pirmą kartą pagaliau jau kitais metais bus pradėti organizuoti įvairūs renginiai, konkrečiai, ką kitos seniūnijos seniai turėjo ir kas buvo normalu ir suprantama. O šita seniūnija pagaliau turės. Ir čia yra labai svarbu šitoje vietoje, kad tu ne tik sukūrėjai, sakykime, švietimo infrastruktūrą, ar ne? Bet ir pagrindus ateičiai. Kultūriniam, tiek bendruomeniniam gyvenimui. Būtent visam tam jungiamajam branduoliui, kurio visi norime, tos bendruomenės, ar ne tos vietos, kur galėtumėm burti, šnekėti, bendrauti, linksminti, šokti, dainuoti, nežinau, naujus metus sutikti pagaliau. Nes vėlgi šita seniūnija, kad ir kaip bebūtų, sakykime, jinai yra ir viena naujausių, ar ne? Ir iš esmės žmonės vis tiek savo individualiuose namuose, tai tarsi toks atsiskirimas gaunasi, ar ne? Nebuvo tos nei teatro kažkokios aikštės bendros, nei dar kažko, o dabar kažkas yra, ar ne? Ir čia svarbiausia, kad burtųsi ta bendruomenė, eitų, kad būtų, naudotųsi, kad imtų, kad rodytų, jog tas poreikis tikrai yra. Pagaliau ir matome, nuo rugsėjo 1 atidaryta, kaip ten vaikai, ar ne, ištisai vakarai, kai buvo ypatingai šilta, tai ten nuolat. Ir aš kažkada atsimenu, grįžau per Baukštininkus namo, važiavau, man atrodo, į seniūniją, kaip tik važiavau į seniūnaičių susirinkimą ir pravažiavau Agilos gatvę ir žinot, visur, aišku, gatvė apšviesta, ten namukai spings ir tu įvažiuoji tą tokią teritoriją mokyklos ir didžiulė šviesos oazė. Šviečia. Va tikra saulė, suprantat, tikra saulė tokia, kuri apšviečia visą teritoriją. Ir vaikams. Ir paantrinsiu, vaikams irgi taip pat ne per seniausiai pravažiavau prieš keletą dienų, tik atsiradus pirmiesiams šalčiams ir matosi, kad jaunimas, vyrukai, jauni paaugliai, tiek tų erdvių pasilgia noras, kad nesvarbu, ar -2 suteme, jie su tais paspirtukais važinėja, žaidžia, tai smagu. Smagu iš tikrųjų. Džiaugiamės ir mes gyventojai, matydami tuos objektus. Taip, turbūt dar nebuvo užsiminta, aš manau, kad dar viena tokia lankoma teritorija, vieša erdvė taps įrengti takai apie karjerus. Tai ir jau panašu, kad tampa, dar objektas nėra visiškai užbaigtas, bet eina į pabaigą, bet matosi, kad tikrai daug žmonių. Ir dar kas įdomu ir svarbu, aš matau, kad ir tos mūsų pagrindinės gatvės, kur atsiranda šaligatviai, dviračių takai, apšvietimas, labai smagu matyti daug mamų išvažiavusių pasivažinėti ir netgi tos gatvės su šaligatviais ir dviračių takais jos irgi tampa viešosiom erdvėm. Ir dabar, kur mes kalbėjom, numatom PPP būdu įgyvendinti
tą naujų gatvių infrastruktūrą mes irgi numatom su šaligatviais, su pėsčiųjų takais ir kai kurios teritorijos jos taps irgi kaip ir vieša erdvė, nes numatom ir suoliukai poilsio, tai šiaip norėtųsi, kad žmonės išeitų pasivaikščioti, bendrautų. Aišku, mes netgi turim, jau kalbant apie pačius Gargždus, svajonę tokią, nes dabar Amerikoje yra mada vaikščiojantis miestas, kad daugiau kurti vietų be transporto, kad pirmose aukštuose būtų kavinukės, kad jaukios tokios vietos, kad žmonės daugiau išeitų, kalbėtųsi, susitiktų, kad būtų bendrystės, kaiminystės, tai tas yra labai svarbu. Ir jeigu mes pačioje pradžioje kalbėjom, kaip keitėsi rajonas, tai turbūt Sendvario teritorija, aš šiek tiek palyginsiu ir paimsiu gal 2019 metus, nes būtent tais metais persikėliau į Mazūriškius, Klipšius teisingiau. Ir vat, kaip prisimenu, ten gyveno mano draugai, kurie sakė, 2006 metais atsikėlė, jie ten Jurgaičių Šilelių gatvės sankryžoje gyvena. Ir sako, kai mes atsikėlėme, buvo visiškai laukai. Ir mums miesto draugai sakė, kur jūs keliatės, kokį čia visiškai užkampę, ar ne. Ir vėlgi prisiminkime, tuos pačius 2019, aš labai gerai atsimenu, nebuvo tiek, kiek dabar visko yra. Aš kalbu ne tik apie savivaldybės indėlį, aš kalbu ir apie patį verslo indėlį. Taip, ir verslas. Kiek atsirado, kur nuo savivaldybės visiškai nepriklauso, kiek atsirado naujų vietų ir maitinimo, ir priekybos vietų, ir laisvalaikio erdvių. Ir sporto po truputį. Ir sporto pamažu po truputį, iš tikrųjų reikėdavo į miestą važiuoti. Tai visas tas pokytis ir turbūt lemia tai, kad ir infrastruktūra gerėja, ir tų žmonių yra, ar ne, ir paslaugų, tada automatiškai tas didesnis poreikis atsiranda. Tai sakau, vien per tuos metus nuo 2019 metų tas pokytis yra milžiniškas. Man taip atrodo, kad tas Sendvaris vis ryškiau šviečia tą gerąją prasme ir man, pavyzdžiui, tas patinka. Ir aš nežinau, šitą seniūniją irgi matau kaip savo tokią ir atvažiuoti, pabūti, faina, man smagu, žinot. Bet vis tik mane džiugina ir pastarųjų gal metų ar dviejų tendencija, kad vis daugiau žmonių statosi ir kitose teritorijose, ir ypatingai Dauparų pietinių teritorijų, Merkinose. Atsiranda tikrai tokie kvartaliukai gyvenamieji, Dovilų seniūnėje pakankamai sparčiai, Kretingalės seniūnėje. Tai tas irgi yra gerai. Žinoma, labai norėtųsi ir mes tikrai darysim viską, kad šiokia tokia būtų koncentracija, kad neatsirastų namas kažkur pamiškėje, po to reikėtų kelio, reikėtų priežiūros ir taip toliau. Bet aišku, labai smagu, kad ne vien Sendvaryje, nes turbūt, aišku, vis tik žmonėm tą transporto kamščiai kelia nerimą. Smagu, kad ir kitoje rajonų teritorijos dalyje atsiranda naujų statybų. Tas tikrai džiugina. Apie planus galbūt. Kas dar yra planuojama? Kad tie pokyčiai būtų gyventojams... Visa nesinori pasakyti, yra patarlė, nesakyk, neperšokęs griovio, bet gal yra. Tai, kuo galėtumėte pasidalinti ir kas pradžiugintų gyventojų ir pasakytų, laukiu rytojaus. Tai čia merui gal labiau žodis. Gal irgi galim pasidalinti, nes iš tiesų man truputį pastaruoju metu tos ir tarp gyventojų, kur čia daugiau investuoja savivaldybė, ar į Sendvarius, ar į Gargždus pradeda skaičiuoti, kiek čia kur gyventojų, kiek mokesčių sumoka. Tai turbūt niekada taip nebus, kad tas investicijas galima bus pamatuoti tik pagal gyventojų skaičių, nes kai kurios objektus, mes vis tik netgi kalbant apie tą Saulės mokyklą per PP būdų pastatytą, tai jinai kainuos apie 40 milijonų, tai vis dėlto turbūt ir Sendvario gyventojai netgi iš mokesčių, kad žinai, ar būtų, mums reikia didiem objektam, mes turim koncentruoti lėšas, ta prasme, pakankamai planuoti ir sutelkti, tai niekada taip nebus, kad tik pagal gyventojų skaičių mes kažkaip tas investicijas darysim. Nes tada tikrai, ar Judrėnai, ar dar kurios, kur tikrai turim kelius šimtus gyventojų, niekada ir visą laiką gyvens prie Žvyrkelio, nors jie gyvena daug metų. Tai kalbant apie ateitį, aš gal ir vėl tada, kad nebūtų taip, gal apie Gargždus, tai iš tiesų turbūt viena mūsų didžiausių ir ambicijų, tai Gargždų centrinės dalies, ne tik Turgaus, bet visos centrinės dalies pertvarka, tai yra tikrai labai ir laike imlus projektas, mes jį planuojam turbūt 20 metų. Tai pirmas uždavinys yra
sutvarkyti pačią turgaus teritoriją, nes turbūt šiandien turgus yra Gargždų gėda aplinkos prasme, infrastruktūros prasme, tai yra pertvarkyti turgų, bet mes ten tikrai turim žymiai didesnių ambicijų ir jas esame jau pradėję įgyvendinti, nes Gargždų centre yra tikrai didelis masyvas garažų, kuris centriniai daly yra, ir tikrai visi manom, kad ir turbūt taip yra, kad garažus turėti miesto centre yra per didelė prabanga. Tai mes pradėjom tos supirkinėti garažus, planuojam juos visus išpirkti ir toje teritorijoje pirmiausia sutvarkyti, kaip minėjau, turgų padaryti tokį šiuolaikinį, jau įvykęs yra architektūrinis konkursas, tuoj bus atrinktas geriausias projektas ir to projekto autorius jau rengs darbo projektą. Bet sekantis žingsnis bus išpirkus garažus, statyti viešosios paskirties pastatą, kuriam numatom, kad perkelsim biblioteką, nes kultūros centras šiandien jau netelpa, braška per šonus, neužtenka patalpų, tai iškelsim bibliotekai tą naują pastatą, planuojam iškelti muzikos mokyklą, atviro jaunimo centrą ten įkurdinti. Tai iš tiesų ir visą Gargždų centrinę dalį tikrai numatom vietas, kur pakviesim ir verslą pastatyti keletą daugiaaukščių, nes viską reikia daryti, kad centras būtų gyvas. Aišku, netolimi planai yra, planuojam jau pradėtas yra projektas naujo muziejaus statyba, nes šiandien Gargždų muziejus, jeigu teko jums lankytis, tai turbūt tikrai reikalauja kitokios kokybės, tai irgi planuojam ir statysim. Didžiulis projektas yra centrinio... Rajonos turizmo srityje irgi jau... Taip. Muziejus tikrai mūsų yra stiprus, labai daug yra renginių, priemonių ir tikrai nusipelnė geresnės aplinkos. Iš tikrųjų galvom, kad ir muziejų iš tos vietos iškelti, bet vis dėlto nutarėm, kad tai yra istorinė tokia vieta ir ten tikrai tilpsim, pastatysim naują pastatą ir manau, kad kultūros bendruomenė bus patenkinta. Tikrai didelė investicija bus į centrinę dalį, nes centrinės dalies gyvenamasis kvartalas yra praktiškai renovuoti visi namai ir mūsų pažadas yra, kad po namų renovacijos mes sutvarkysim bendrasis erdvės, tai yra gatves, kvartalus, tai yra baigiamas projektas ir tikimės, kad artimiausiu metu pradėsim tą projektą gyvendinti. Tai čia vien Gargžduose, gal direktorius apie Sendvarį kažkaip taip Sendvaris jau jo meras šiek tiek anksčiau yra minėjęs, tai vienas iš tų galbūt irgi pagrindinių dalykų, ko mes norime ir ką mes norime keisti šitoje teritorijoje, kaip sakiau, įkurti įstaigas ir kur būtų paslaugos, kurių nėra, ne šitoje seniūnijoje. Tai vėlgi planuojame iki 29 metų pastatyti 5,5 kvadratinių metrų pastatą, kuriame įsikurtų ne tik seniūnija, kuri dabar nuomojas patalpas, bet ir socialinių paslaugų centras, pirminės sveikatos priežiūros centras ar ne, kitos paslaugos, kur ta pati biblioteka atsirastų, nors turime mokykloje, bet čia būtų su didesniu knygų fondu. Viešoji taip jau. Taip, tai čia 29, jo vertė yra apie 7 milijonai eurų, ar ne? Nebaigiamas, bet rugsėjo 1 turėtų atsirasti dar vienas darželis Mazūriškiuose prie Juodžemių gatvės, ar ne, 150 vietų, kur taip pat tai per realiai 2 metus savivaldybių darželiuose mes jau sukursim apie 400 visiškai naujų vietų. Kalbant apie visą tą kelių tinklą, tai vėlgi Ežero gatvės, Agilos gatvės, Jurgaičių Šilelių gatvės, rekonstrukcijos, kurios turbūt išspręstų bent jau vieną tą didžiąją išvažiavimo į Klaipėdą, ar ne, tą problemą, sakykime, nes tai būtų platesnės tos gatvės, su šaligatviais, su normaliu apšvietimu, su viskuom. Tai yra labai svarbu. Vėlgi, kalbant apie didesnę infrastruktūrą dar kūrimą, tai irgi minėjom, kad perkamas žemės sklypas naujai mokyklai, bet yra galvojama ir mąstoma, kad galbūt ne vien tik mokykla ten galėtų būti, galbūt tai galėtų būti multifunkcinis centras, kuriame būtų galima įkomponuoti ir kultūros erdvės. Šiuo atveju tuos vadinamusius kultūros namus, bet
bet gal kitokią prasme, negu mes dabar suprantame juos. Taip. Nes turime suprasti, kad mes turime užsiauginti ne tik bendruomenę, kuri nori eiti į renginius, bet ir mes nepakonkuruosime su miesto įstaigomis, kaip Klaipėdos muzikinis teatras ir taip toliau. Tai mes turime atrasti kitokią kryptį. Gal dar irgi vėl, kad nebūtų garždai ir sendaris, iš tiesų prasideda arba jau kai kur ir įsibėgėja projektų iš finansuojame ES fondo lėšomis, vadinamos Sanglaudos fondo per regiono plėtros tarybą. Tai iš tiesų pakankamai daug ir nemaži projektai, ypač kalbant apie socialinę sritį, planavom nupirkti 33 socialinius būstus, bet darėm 4 pirkimus ir nupirkom tik vieną, tai dabar sprendžiam, kad statyti. Ir greičiausiai, kad statysim galbūt ne Gargžduose, bet ir galvom, gal Vėžaičiuose, Plikiuose atsiras socialinių paslaugų dirbtuvės, Gargžduose socialinių paslaugų dirbtuvės, savarankiško gyvenimo namai, tai iš tiesų pakankamai nemažos investicijos ir ypatingai į socialinę infrastruktūrą. Tai irgi pasijus ir ne vien Gargždai ir sendaris. Darželis Dercekliuose, tas pats, kuris kitų metų rugsėjo 1 galbūt jau pavyks jį pastatyti modulinis. Ketvergių priestatas naujas, visiškai mokyklos, kuri išsiplės. Tai sakykime, taip, tų darbų yra daug ir tų planų yra daug, tik tais reikia suspėti laiko finansų ir gerų rangovų. Būtent. Va čia yra kad nebūtų bankruto. Ir pabaigai gal galima būtų pajokauti, kad tokia sklydo kažkada kalbos, kad Klaipėdos rajonas pasmerktas pinigam. Greičiausiai dėl to, kad gyventojų skaičius augo ir biudžetas, bet aš dabar tikrai dažnai pataisau, kad vis dėlto dabar planai ir projektai jau aplenkė tą pinigų perteklių ir mes dabar labai turim labai atsakingai, atidžiai planuoti biudžetą ir dabar jau pradėjom planuoti kitų metų strateginį veiklos planą ir biudžetą ir tikrai nėra paprasta, nes mūsų visada tikslas yra pradėjus projektai kuo greičiau užbaigti, kad tai neužsitęstų keletą metų ir tai tikrai pasiteisina. Dėl to tas planavimas turi būti labai atsakingas ir turbūt pastaruoju metu mes tam skiriam ypatingai daug dėmesio. Ir turim ir tam tikrus įrankius suplanavę, bet čia turbūt jau nebe šitos laidos gal tema. Paskui besivilkinant keičiasi įvairiausias ir kaina keičiasi ir vėlgi viskas brangsta, prarandam laike ir prarandam piniguose. Tai realiai, jeigu apibendrinant, galiu pasakyti, kad kiek teko girdėti, kad pokyčiai yra jaučiami, pokyčiai yra didžiuliai ir nepamirštat, ar ne, nei vienos seniūnijos, kad rūpinatės. Tai yra, manau, kad tai yra bene pats sudėtingiausias dalykas, būnant, kad seniūnija tarsi tėvui koks vaikas. Kaip ir žinot, visiškai labai panašiai. Kad visus mylėti vienodai, visus vienodai paglostyti ir visiems padėti pagal galimybės kiek įmanoma. Tai va čia ir norisi ir žmonėms galbūt ir jų paprašyti, kai būna diskusijos užverdos socialiniuose tinkluose, kodėl va ten toj mažoj seniūnijai šito reikia. Bet aš tik noriu priminti, kad ir toje seniūnijoje gyvena žmonės. Jie lygiai taip pat moka mokesčius, jie lygiai taip pat turi lūkestį turėti išasfaltuotą, apšviestą, su šaligatviais gatvę, ar turėti naujas kažkokias erdvės kultūrai, bendruomenė ir panašiai. Tai iš esmės, kaip meras ir sako, tu turi tuos resursus paskirstyti ir žiūrėti, kad nei vienas nebūtų nuskriaustas. Ir kitaip neįmanoma. Dažnai klausia ten, mama, ką tu labiau myli, mane ar sesę, ar ne? Ką mama atsako? Abu. Taip, tai čia lygiai gal skirtingam gyvenime etapė, kol vaikas, paskui mokinys, studentas. Kuriam reikia daugiau priežiūros, ir galbūt netgi taip, kai kuriam gyvenimo etapė įgyvendinti ir šiuo atveju stambius projektus. Stumtelėjimo į priekį. Pagalbos. Taip, pagalbos tiesiog. Paskutinis. Nebeklausimas. Šitą laidą gyventojai žiūrės švenčių laikotarpyje. Tai, gerbiamas merė, administracijos direktoriau, galbūt po kokį sveikinimą. Visiems rajono gyventojams, visiems žiūrintiems šitą laidą artėjančių metų progą, švenčių progą. Iš tiesų, mes labai daug dėmesio skiriam ir vadinamam socialiniam dialogui, kad negyvenam mes užsidarę
Mes iš tiesų dažnai važiuojam, įvairios komandos, ne viena aš kaip meras, bet turbūt irgi bus kalba ir mūsų projekto komandos, ir dalyvavimas, visis biudžetas, ir mes tikrai konsultuojamės, tikrai pasirengėm, patvirtinom eilę teritorijų planavimo dokumentų. Viskas tai susijęs su gyventojų nuomonės atsiklausimu. Ir mums turbūt labai yra svarbu stipri bendruomenė, stipri ir atsakinga bendruomenė. Tai vis tik aš kaip meras ir palinkėčiau, kad Klaipėdos rajono bendruomenė būtų stipri tiek savo gyvenimo kokybę, tiek strateginių tokių matymų, planavimų, palaikymo vienas kitą ir tokia teisingo požiūrio į dabartį ir į ateitį. O aš tada papildant merą, kalbant apie bendruomenių stiprumą, tai kiekviena bendruomenė sudaro dar mažesni nareliai, vadinami, ar ne, tai yra šeimos. Tai per šventes aš tikrųjų palinkėsiu būti artimųjų apsuptyje, šilumoje, jaukume, nes tai vis tiek vienos gražiausių ir vienos įsimintiniausių metų švenčių, ar ne, tai palinkėsiu tikrai ramybės, šilumos ir svarbiausia, kuo daugiau juoko. Nes, juokas, ne veltui sakoma, gamina vitaminą C, ar ne, nuo jo mes jaučiamės geresni, linksmesni ir gyvenimas atrodo tik šviesesnis. Manau, kad įžengiant ir į tuos 2026-uosius, jeigu tai padarysime su juoku, jie bus tikrai lengvesni ir smagesni. Noriu padėkoti. Tu patys ir jums linkiu to paties. Noriu padėkoti jums už skirtą laiką, už pokalbį, už pasidalintas mintis. Jums taip pat linkime visos, manau, bendruomenės vardu, visų žiūrovų vardu linkime nepaprastai gražių metų, lengvų sprendimų ir kad tas palaikymas iš bendruomenės, kaip ir sakėte, ar ne, kad turime tais pokyčiais visais, pajuskime tuos pokyčius ir išmokime mėgautis tais pokyčiais ir kaip bendruomenė duokime tą ramstį savivaldai. Kad, ačiū ir jums. Tarkim, sakykim ir padėkime. Ačiū jums dar kartelį. Ačiū. Gražių švenčių.